Tai bandysiu filmuoti vlogą The Ice renginio, kuris vyks St. Moritz, automobilių renginio ant ledo. Ir tai pradėkim nuo nusigavimo ten, kas nebuvo pati lengviausia misija. Iš tikrųjų reikėjo planuoti, kaip geriau važiuoti, ar nuomotis automobilį, ar su traukiniu, bet kadangi sugalvojom kelionės įgoj pravažiuoti su UNESCO paveldą įtrauktų traukiniu, tai negalėjom imti automobilio, nes nebūtų kur jį palikti. Tai parodysiu viską, kaip seksis, kaip nusigauti, nes paprastesnių variantų nelabai radome, nes į St. Moritzą skrenda tik pagrindė privatus lėktuvai. Labas rytas. 5 ryto važiuojame oro uostą. Ir vėl važiuosim 2 valandas. Ilgiau. Ilgiau. 3. Ilgiau. 8. Ne šiandien. Tai atvykom dabar į Ziuricho pagrindinę centrinę traukinių stotį, kur jau lipsim į traukinį, kuris veš mus į vieną miestą, kuriame turėsim persėsti ir tik tada pasieksim St. Moritzą. Tai iš tikrųjų labai daug persėdimo tam, kad iki ten nusigauti. Bet jau eigoj viskas labai natūraliai, dar bent jau aš asmeniškai nesijaučiu nei pervargus, nei pavargus. Tai viskas gerai ir tęsiam kelionę. Tik 16 persėdimas. Aš tau geriu. Žiūrėk, pilnas dangus parašiutų. Dabar jau yra mūsų paskutinis persėdimas su traukiniu. Lauksime dabar savo traukinio į St. Moritzą. Paskutinė stotelė ir jau būsim pagaliau atvykę į renginio vietą. Dabar kol kas grožimės vaizdais ir laukiam savo traukinį. Tai atvykom į renginio vietą. Vaizdeliai patys matot kokie. Čia nuo stoties 5 minutės peškom atėjom, su lagaminais labai skubėjom, nes turėjom tik apie 10 minučių nuo traukinio atvykimo laiko iki tol, kol čia dalino va šitas apyrankis, kad nereiktų stovėti eilėse rytoj. Privatus lėktuvėlis leidžiasi St. Moritz oro uoste, nes čia beveik tik tokie skrydžiai paprastų nėra. Važiuosim dabar iki savo viešbučio, jį užbukinau kitam mieste, nes net ir perkant bilietus prieš kelis mėnesius pačiam St. Moritze nebebuvo absoliučiai nei vienos vietos apsistoti. Tai mes esam už 20 km apsistoję, važiuosim iki ten, labai norisi jau pasidėti daiktus ir bent truputį atsikvėpti nuo viso šito kelio. Maloja. Maloja. Tyla prieš audrą. Žodžiu, labai fainai laukiam savo autobusų ir iš tikrųjų laukiam, kol atvažiuos mūsų draugai iš Lietuvos su automobiliu. Eisim su jais išdykauti. Labai viskas patogu, va, stotis, čia autobusai atvažiuos, viskas vienoje vietoje, o ten renginys už 5 minučių matosi netgi iš čia. Čia mūsų. Atvykom pagaliau. Eisime savo apartus, įsikurti ir biškiu atsigauti ir pailsėti. Greitas chatos turas. Čia turim mini virtuvėlę. O žiūrėk, mes čia valgyti galim darytis. Maros toks ir buvo mano planas. Vaizdas per langus. Jeigu ką atšauksim pusryčius. Taip, turim vaizdą per langą iš kambario, judantį paveikslėlį. Einam palydėti saulytę, apsižiūrėti apylinkės, parinkti žingsnio atsisėdėjus visos įmanomose transporto priemonėse. Mūsų rūmai. Labas rytas, nešamės savo kavą į pusryčius, nes aš esu išranki. Ir negaliu gertis bet kur, dar nesusirinkę žmonės, vieni pirmuotėm, nes norim laiku atvykti renginį. Vsio, einam į autobusą, va tai va, važiuosim į renginį. Važiuojam jau, niekur nevažiuojam, einam į stotelę su autiku, nes nėra patogesnio būdo susisiekti.
Atvežties į renginį. Šiaip renginys turi programėlę The Ice ir jau joje eina notificationai, kad jau atsidarė, prasidėjo. Tai dabar tik pačioj pradžiai ten kažkokia inspekcija bus teisėjų ir šou prasideda jau visas nuo 10. Tai mes tada kažkaip ir būsime, ne? Jo. Va jums renginukas. Štai va, atsiemus apie rankytę, Fast Lane su wristbands ir galima iš karto užeiti. Hot Cars Cool Kids. Nu jo. Šitą kokia faina žydrė. Man aišku būtina pirmą išrausti. O jie tiski fainiai. Išsivinėtas tas ant ledo čiuožiantis padavėjas. Plakatai, koinaitės, kepuraitės. Turim kažkokius staigmenaitės turbūt. Uždengti automobiliai. Bičiukas Gretos fotiką paėmė ir pleškina ją, nes man taip gerai nesigauna kaip jam. Kur pasisuksi, ten jau baubė kažkas. Labai šiaip įdomių ir eksponatų, visiškai man neregėtų, negirdėtų net vardų. Aišku, čia mano gyvenimo meilė. Realiai automobilis, dėl kurio važiuoju šitos renginius. Va čia yra žmogus rimtai apsiginklavęs tokiam renginiui. Va, ir prasivežė viską ir per kameras ir juostelės. Prašau, prašau. Oh my god. Bothered, you are bothered. That's insane. Paganių pasivaikščiojimas ratu. Šis lipa gal pagazuos biški. Būtų visai įdomu, jeigu užkurtų. Matuojasi sėdynė. Veidrodėlis koks. Geras. Berniukai. O, Emiliukas fotkina. Užtrimituos to jam veidą. Jie juos vieną kartą užkuria. Ir viskas? Po to tiesiog viskas veikia be užgesni ir sieną. Geras. Jisai vairuoja, ne? Jo. Hello MTV. Pagani veidrodėliai yra sukurti pagal jo žmonos akių formą. Kas tau juokinga, žiauriai miela? Langų apiplovimas stiklainis iš močiutės daržo. Yra ir tokių. Va čia tai tikrai aš nemačius tokio reikalo. Mini surfer. Wauza. Įdomu. Įdomu, geras, man visai patinka. A, girdi?
tu sakai, tavęs nepriimti. Tilptų Greta ir visi jos followeriai. Tilptų Greta ir jos kailiniai tiesiog. 100 metį? Užpylė vėl. 6 komplektą. Žiūrėkit, kokia kepurė. Labai gražių mergyčių renginiai yra. Visos, aišku, gana panašioje temoje apsirengusios, bet dress kodas reikalauja. Tai irgi kažką pafotkinsim, pafilmuosim. Marytė šnapso nebėra. Aš pasitrauką, aš mašiną filmuoju. Va, tie masaračiai, kur atidengia, biški duoda vaizdų. Ne koks performansas. Who am I to judge, aišku, bet iš Daunoravičių giminės vis tiek kilus, tai aš jau žinau. Dara, žiūrėk vartas, Emilija, žiūrėk, jisai krent. Žinok, aš norėčiau būti viduje. Žinok, aš bijau, kad aš nenorėčiau. Kaip sakoma, jau radom geriausią pramogą renginį. Šiaip netikėjau, kad bus galima išsinuomoti, mes jau vos ne savo vežėmės. Nu ką, svajonė išsipildė? Davai. Nėra. Išsinuomom pačiūžės, dabar yra iš tikrųjų porą valandų tokia kaip pietų pertrauka. Tai belie kiek žmonių stovi eiliai pavalgyti. Mes nusprendėm pirmą pramogas pavalgyti, tai dėl to esame ant ledo. Labai fainai, nes iš tikrųjų čia, nu, yra gal panašaus amžiaus žmonių, bet pagrindė vyresnė, tai tas ledas niekam neįdomus, tik keli vaikai atėjo, tai galim patys vien nesiausti. Nes būtų baisu, jeigu čia būtų daug žmonių, o dabar labai faina. Tai va, pačiūžas kainavo panašiai tiek, kiek Lietuvoj. Tai bent kažkas užstatė visko pasą, tai nieko baisaus. Tai reiškia, pačiūžas galim vežtis namo. Nugirdo vaikinukas, kad šnekam lietuviškai ir pats visą gyvenimą Šveicarijai gyvena, nu, Vokietijai, Šveicarijai, bet lietuviškai šneka, nes mama lietuvė, tai labai fainai mus užkalbino. Ko tu vardu beje, mes net nepaklausėm? Mykolas, va, prašau, nu. Tai va, labai smagu, vadinasi, ne taip ir galim, sakėm nesavo, nes galim šnekėti, o tas įrodo, ne taip ir galim, gal čia mus kažkas ir supras, tai va. Ar su draugu tik ne? Tai išbėgom iš renginio teritorijos greit iškasti ir pietų pertrauką, nes labai daug žmonių buvo, kad nestovėti eilėj ir visiškai šalia, gal už 2 minučių kelio buvo kavinė, kur bus galbūt normalesnio maisto, tai dėl to čia ir pasirinkom ateiti, jeigu planuojat važiuoti, galite visiškai drąsiai daryti tą patį. Žmonių daug, bet ne per daug. Tos metrikacijos skyriai perkit, kad... Čia pasta. Okay, you were like... Fish and chips here. Burger here. Burger here? Thank you. That means you get the bratwurst, yeah? Yes. Thank you very much. Look downwards. Tai iš tikrųjų renginį nemažai yra žmonių, kaip rodžiau su senoviniam kamerom, čia labai įdomiai. Bahuriukai teisim toj. Tie suslidėm senoviniai, pasirinkę tokį įdomų kampą ir čia kažką išdarnė. Paprašė nufotkinti, bet liepė prieiti per, nu kaip čia pasakys, 20 cm. Va tai va jo, kaip matė, tai ne, gal aš ir nežinau, ar noriu pamatyti, kas ten gaus. Matai, Jo. Matosi kažkas? Aha, matosi, papozuok biškį, užstok, paeik biškį kairiau žingsniu, o gerai, saulė užstoji. Nice. Perfect. Gerai, thank you. No worries. Labai noriu pafilmuoti, ką jisai čia mato. Labai fainai, labai kietai, labai fainai. Vat, matot, jisai tą sugalvojęs tokį saulės, bet žinai, jie tau pusijos, bet kokiu atveju vėjas, tai čia... You can do that in post, it's no problem. Oh, you're like doing something with them? Yeah, I think so. Labai šį yra sugalvojęs tokią įdomią portretų seriją, jaučiu darysi žmonių ateisiu. Fotkin iš apačios tam, kad su mūsų galva užstotų saulė ir su blyksnėmomis apsišviečia ir visi tokie
Žodžiu, labai tokie bėdesniai, baig negadink mano vlogą. Labai tokie bėdesniai portretai gausis. Padarysim greitą apžiūrą automobilių, nes iš tikrųjų užsiminėjom čia visiškai ne automobilio apžiūrą, tai dabar greit viską ateisiu. Bent jeigu, kad parodyt jums bendrą vaizdą, kas čia vyksta. Pasileidau žodžiu viena. Tai nežinau, jau sakiau, ar ne, galbūt kartosios. Čia yra elegancijos konkursas. Tai kiekvienas automobilis turi savo numeriuką. Ir programėlėje galima už juos balsuoti, kuriam atiduodat savo širdį. Nu, aš buvau labai nuobodė, atidaviau Kuntačiui, nes čia yra mano svajonių ir pats mylimiausias, gražiausias automobilis pasaulyje. Žinau, kad jis, nu, bet čia renkam eleganciją. Oi, sorry. Čia Maras paskui mano fotiką graibė. Šitas man labai gražus. Maras filmavau kaip gazavo. Sorry. Taip, matau, yra nuotraukų paroda, šiaip labai, man bent jau įspūdingas yra renginio, kad ir kas atsakingas už mediją, bet jų Instagramas ir jų viskas yra labai tokio gražaus stiliaus, labai vienodos nuotraukos, tokios labai prabangios, tai, žodžiu, dideli pagirimai, o dieve, kiek veidrodėlių, įdomiai atrodo. Bet man tai, kad karietos absoliučiai neimponuoja. Ir šiaip skaičiau, kad jų kainos pradeda kristi, todėl, kad, pavyzdžiui, dabar jau mano amžiaus žmonėms, sakykime, kurie artėja link to, kad pirktų automobilius, arba net ir vyresniem visokiem vyram jau po truputį išmirsta tie, kuriem dar kažkas reiškia, kurie kažkas jas atsiminė ir kurių seneliai jas turėjo. Nes, pavyzdžiui, žinot, mūsų seneliai jau nebes tokio mažinė. Žodžiu, kainos karietų krenta. Nepykstu. O, geri numeriai. Prašau, pabirė. Deimantai šildosi. Prašau. Princesė įlindus. Žodžiu, tai va. Sukrauti automobiliai visi visai nieko, išskyrus Audi. Vienintelė čia gadina vaizdą. Yra va ten Pagani stendas. Čia dar neatpažintų neskraidančių objektų. Ir štai va tokia nuotaika, visi apžiūrinėja, balsuoja, ten trasoj vis kažkas pravažiuoja, tai iš dalyvių, tai pagazuoja. Bent jau Italijoje buvau šitam pačiam renginį, tai vyko ir geriausio garso konkursas, tai galbūt čia teisėjai prieina ir reikia pariaumot, žodžiu. Šiaip nuoširdžiai, nelabai žinom, ką čia veikia, ką tik šokom, buvo labai smagu, išjungė muziką. Ant ledo jau prisičiaužėm, mašinas apžiūrėjom, kaip važiuoji pažiūrėjom, Paganį nugraibėm ir dabar, kas dabar, vat ir nežinom. Visas veiklas įvykdėm, varnelės susidėtas, lėktuvėlį pažiūrėjom ir jau ieškom kažkokių pramogų už renginio ribos, nes nuoširdžiai programa, nu gerai, lėkšta nevadinsiu, bet nėra čia ko būt visą dieną, va taip pasakysiu. Jo, atėjau, pamačiau, nugalėjau ir viskas ir galim eiti. 3 valandos, tops. Mašiniukai išvažiuoja jau turbūt pasilsėti, o šitą Porsche vakar matėm naktį. Mes, žodžiu, va, su Emilija, kaip sakoma, pramogos keliasi kitur. Labai gera idėja, kad aparatų įdomių yra ne tik, kokie numeriukai. Aparatų įdomių yra ne tik renginiai, bet ir gatvėse. Va čia tai mašina. Nuvažiavo greitoji ir gaisrinė, kažkoks labai čia didelis chaosas. Įtariu kažką tokio. Emilės vaidbatų matau. You know what the hell, yeah. Jau antra gaisrinė važiuoja. Kažkaip neramu, kas čia kitais teismą reguliuoja. Pakalbėjom su vietiniais, tai sakė, kad čia dėl bet kokio, jeigu bent dūmokšnis kažkoks išlenda, iš karto suvažiuoja, va tai va, 5 gaisrinės. Tai sakom, nu jau geriau taip nieko vapšiekai nereaguoja, bet tikimės, kad niekam nieko blogo nenutiko. Mes užsimaskavom parduotuvėje, kai žiūrim per langą, kas dedas, bet žiūrėkit, mes vienas čia esam sunerimusios šitą situaciją. Mus aptvėrė. Kaip ir tikėjomės, nes vieni pardavėjai ir kiti sakė, kad čia niekas to blogai rimto nenutiko, tai biškai paklausėm ugniagesių, nes matėm, kad jie tiesiog žvengė, atsistoja, sakom, viskas okei, sakė, jo, viskas okei. Tai sakė false alarm, žodžiu. Turbūt kažkas tiesiog smauktelėjo, kažkoks dūmas ir ten buvo antras aukštas. O mes taip ir nedaėjom. Tai nereiškia, kad nedaisim dabar. Mes, žodžiu, dabar yra tokia situacija, kad mes norim grįžti pas mus į viešbutį, bet vienintelis automobilis, kurį turim Justo, yra tik 2 vietos ir mes niekaip netelpam susėsti. Tai Justas dabar vežios po vieną žmogų, o mus bandys vienu ypu kažkaip ant kelių. Tai dabar nuvežė mano bernai ir, žodžiu, tęsim misiją.
žymiai daugiau žmonių ir iš tikrųjų iš to, ką matom, galima suprasti, kad šiandien turbūt ir yra ta pagrindinė diena, nes vakar, kaip girdėjot, mes buvom pirmą kartą, nežinom, kokia bus programa, per daug nesigilinom ir galima spėti, kad vakar mes pasigėdom tos programos būtent dėl to, kad viskas yra atkelta į šeštadienį, tą finalinę pagrindinę dieną. Matėm, kad veiksmas vyksta trasoj, važiuoja jau kur kas daugiau automobilių nei vakar, tai einam žiūrėti. Panašu, kad mūsų vertinimai jau baigėsi. Dabar įleisti tik tai vipai, turčiai, savininkai ir teisėjai. Esam arčiausiai renginio esančiam parkinge požeminiam, visiškai prie pat, 2 žingsniai ir jo turinys patys mato. Čia yra keletas aukštų, tai būtų galima pasižvalgyti, bet tiesą sakant, va. Labas, kaip mes be tavęs. Gerai susivinėvęs į tą diržą. Nice. That is nice. Taip, važiuojam toliau. Čia irgi yra visai nieko, bet jūs sukite savo akis į tą pusę, kur jos turi būti atsuktos. Va čia yra tai, ko aš atvažiavau iš Torėjų. Prisėdame kavinę, pakar spotint. Aš women spotinsiu dar gražuolės. Valo trasą dabar. Žmonių kiekis daug maž, bet oi, ten va matos. Truputį parodysiu iš arčiau. Jau atitvėrė tą erdvę, teisėjai jau įvertino automobilius ir prileidžia, kaip sakoma, mirtinguosius pasižvalgyti. Įkišim snapą. Kaip tuščia. Šitos liuktais jau matėm vakar. Gražus vaizdas. 69 konkursų automobilis blemba. Gražoliukas, labai gražoliukas. Labai atrodo patogiai sėdėtųsi čia. Gal nekojom. Nu ką, einam tų traktorių žiūrėti. Kokie vamžiai. Wauza. Wow. Nors ir minėjau, kad šiandien daugiau veiksmo, daugiau žmonių ir vakar ale nebuvo ką veikti, iš tikrųjų vakar galėjom visur kur kas arčiau prieiti, kad ir tą patys paganiai važiavo, šiandien jau nebevažiuoja, jau pastatyta prie jų tvorą ir tikrai jau nebėra savininko. Tai vakar buvo tokie pliusai, kad tiesiog viskas iš arčiau, mažiau žmonių ir tokia uždariau. Tai kažkaip taip. Grįžom vėl į parkingą, kadangi patirpo sniegas, automobiliai galimai net nebeišvažiuos į trasą. Šioks toks nusivylimas, bet šiaip nebaisiai radom, ką čia veikti antrą dieną. Oi, visi pikti. O šitas parlik. Ok. Ir pusni. Ei, mama, va čia ekstremaliai.
pasodinės, ne per gerai. O, tas biški purtos. Gal netyčia, bet mergas išskristų. Cigarų lekia merga. O, pažiūrėjau, užsuks. Į pusnį. Bye, bye. Gazuok. Pirmas nusakė. Garibazys geras. Senė, iš paskutinių. O ne, pasimeti, kurią pusę važiuoti. O, čia kažkas smagiau. Ai, tie gerai pasikūrė. Senė. Čia, varo. Apsimet, kad viskas gerai. Ne, žiūrėk, norėjau pastumtas iš karto ant viso protą, žiūrėk. A, draugui padėti. Skeptikas renginio didžiausias. Tokia mašina man draugo ant ledo. Auč. Jisai gaunas, kad užplūgavo. Jo. Ir nuplėšė, ne? Čia tokiam farariukų iš RR. Ir pažiūrėk, tas detalės ir permė. Bagis labai greit ištempė šitą mašiną. Visi čia klykia. Tai mašinai nelabai patika ir jinai dabar užklimpa dar šitoj buzoj. Įspūdingas gėlikas. Kodėl aš ne ten? You know what? Hell yeah! Čia numerį. Grįžtame namo po antros dienos renginio. Šiaip man gal kiek per daug žmonių buvo. Antrą dieną jau mes labai fainai pirmą išsisiautėm. Antra tokia. O vaizdai neapsakomi. Jokios abejonės. Yra tiesiog pas mus, mes tradiciškai vieni pas kitus, vat atsikraustė jau, lovas ištiestas. Daiktai yra kraunami. Va jums ir St. Moritzas. Tiesiog neturėjom restorane vietos. Štai va, puodai, bliūdai valgom ant grindų. Dabar yra 3 ar 4 kelionės diena ir važiuosim su į UNESCO paveldą įtrauktų traukiniu, jo maršrutais, vadinasi Glacier Express ir startuosim iš čia per visą Šveicariją į Zermatt. Va. Tai tuoj, čia galimai yra net ne mūsų, mes gan anksti atvažiavom į stotį ir dabar lauksim Saviškio. Renginys baigęs tiems, jis neturi pinigų. Jiems dar nesibaigė. Atvažiavome su traukinys, atėjome į savo vietas ir judėsime į, jeigu neklystu, maždaug 8 valandų kelionę dabar per visą Šveicariją. Čia yra iš tikrųjų mums ausinės ir čia šonės sėdynė yra, kur įsijungti galima klausyti. Čia truputį komentuoja apie visą šią kelionę. Turim žemėlapiuką, kad susigaudytume, kada yra įspūdingiausios vietos ir panašiai. Ir kuo žymės, tai
bus labai įdomu. Čia, kaip suprantu, yra ir meniu, ką galime užsisakyti. Mes turime 3 patiekalų per visą kelionę užsakymą. Tai, žodžiu, šiukšliadėžė. Tai va. Tai šitas traukinys, per mūsų visą šitą dienos kelionę vadinama, nuo St. Moritzo iki Zermatt. Važiuosim per 291 tiltą ir 91 tunelį. Tai ir šitaip tas traukinys važiuoja jau nuo 1889 metų. Iš pradžių maršrutas buvo trumpesnis, tada jį praplėtė, iki Morico jis pradėjo važiuoti 1904 metais ir, žodžiu, 93-ais jį padarė va tokį panoraminį, kad galėtų žmonės žvalgytis. Aišku, jis atrodė tada dar ne taip, bet va taip va per daugiau nei 100 metų ištobulino iki to, ką turim šiandien. Ir šitas traukinys yra vadinamas lėčiausiu ekspres traukiniu pasaulyje. Tai va. Thank you. Gražiausia tarpakaupas. Aha, mane. Galiu kažką parašyti. O. What a tour. We are just joined us being the slowest fast train in the world. Girta? Ne. Aš kažką čia pakrapščiau. Sako, tu jo galite atsidaryti langą. Tik sako, kai bus tunelys, uždarykit. Bet jinai nežino, kam jinai davė žalią šviesą. Dabar laikykis. Matulė gamtą aš ateinu. Štai ir atvykom į galutinę stotelę ir dabar eisime užkasti ir važiuosim į Ziurichą, iš kurio rytoj ryte mūsų skrydis.